Sveiki, šiandien aš noriu pradėti savo grožio kursą. Įsimylėkime reikia produktus iš naujo per 30 dienų. Ir nuo šiandienos kiekvieną dieną pasidalinsiu su jumis apie vieną produktą. Tai gali būti jau žinomi jums produktai, populiarūs produktai, bet taip pat tie produktai, apie kurias mes nekalbam ir gal nelabai žinom, ir gal nelabai pažįstam, ir tai bus labai gera proga ir man iš naujo įsimylėti į produktą, ir jums susipažinti su šiuo produktu. Tai pirmas produktas, apie kurį noriu jums papasakoti, tai yra iš tikrųjų top produktas Mereikiai, vienas iš perkamiausių, vienas iš parduodamiausių, vienas iš labiausiai naudojamų produktų, tai yra drėkinamoji, maitinamoji kaukė želė. Tai yra kaukė, kuri reikalinga absoliučiai kiekvienai odai. Ir mišriai riebiai odai taip pat, nes mums irgi reikia drėkinimo, ir ypač sausai odai. Ši kaukė reikalinga mums kaip žiemos laikotarpiu, taip ir vasaros laikotarpiu. Bet ypač dabar žiemos laikotarpiu mes ypatingai aštriai jaučiame, kad mums trūksta drėkinimo, nes yra temperatūrų svyravimai, yra šildymas ir laukia yra šalčiau, yra vėjai, šalčiai, sniegas, o viduje mūsų odą džiovina būtent šildymas. Ši kaukė per 10 minučių dvigubina odos drėgmės lygį, lygina raukšlės, maitina, nuima įtampą, nuovargį. Taip pat čia yra be hialurono rūgšties, čia taip pat yra kaštonų sėklų ekstrakto, kuris stiprina kapiliarų sieneles, mažina mūsų veido raudonį. Ir kodėl, kas daro šią kaukę tokia topinė ir kodėl mūsų moteris ir klientės ir konsultantės ją dėvina. Nes jinai turi du naudojimo būdus. Vienas naudojimo būdas yra kaip įprasta, klasikinė kaukė, mes ją galime užtepti, palaikyti 10-15 minučių ir nuplauti. Bet labiausiai patinka būtent antras būdas, kurį dėvina moteris, kurioms visą laiką trūksta laiko procedūroms, arba jos tiesiog patingi, arba tiesiog nenori skirti labai daug laiko procedūroms, bet nori greitą ir efektyvų rezultatą. Taip pat ypač tai liečia jaunų mamų, labai daug dirbančių moterų ir tiesiog tokių moterų, kurios biškai mėgsta patinginiauti. Tai šią kaukę galima naudoti nakčiai, kaip naktinė kaukė, tuomet jos nereikia plauti atskirai. Tada jinai tepasi vakare arba prieš naktinio kremo, arba ant naktinio kremo, priklausomai nuo naktinio kremo konsistencijos. Reikia leisti, kad jinai įsigertų pilnai. Nu va, aš pabūsiu, kol čia viską pasakosiu, jinai probiškai pradės gertis. Mes leidžiam šiai kaukiai įsigerti kažkur, priklausomai nuo sluoksnio apie 20-30 minučių, galima per tą laiką sutvarkyti virtuvę, pakalbėti su vaikais, paskaityti pasaką naktinę, sutvarkyti rūbus, pasiruošti rytdienai, ką jūs norite, paskaityti knygą, pažiūrėti televizorių ir viskas. Ir palikti, kai jau nebelimpa ant odos, mes pajaučiam, paliekam nakčiai, o iš ryto padarome savo įprastą rytinę rutiną. Nusiprausim prausikliu, patonizuojam toniku, užtepam pakių kremą ir taip toliau. Ši kaukė galima naudoti taip dažnai, kaip norisi, jinai neturi apribojimų, bet minimum 2-3 kartus į savaitę tikrai rekomenduojama, jeigu mes norime gerą, efektyvaus poveikio. Bet jeigu mūsų oda yra